Pratęs mūsų pamokslų seriją apie gyvenimą keičiantys susitikimai. Jau manyčiau, kiekvienas gyvenimas formuojasi per susitikimus, per pokalbius. Aš praeitą savaitę kalbėjau apie vieną vyrą, kuris turėjo didelį įtaką mano gyvenime, nors aš jį prieš tai visiškai nežinojau. Jisai buvo amerikietis ir per šitą įvykį, per šitą pokalbį Dievas naudojo jį vestų mane prie jo. Ir šiandien noriu kalbėti apie kitą vyrą, kuris irgi labai įtakojo mano gyvenimą. Nors aš pažįstu jį irgi tik ganėtinai trumpai, bet ką jis pasakė, buvo wow man. Ir tai pakeitė visą mano požiūrį ir gyvenimą. Jo vardas, irgi amerikietis. Pažįstu jį iš mūsų bažnyčios Vokietijoje. Jisai buvo misionierius ir jis su manim mes pradėjom tarnauti jaunimui, pradėti jaunimo grupę. Pradžioj buvo tik vienas žmogus, tai buvo pastoriaus sūnus ir po laiko atsirado daugiau nei 30 paauglių jaunimo. Ir kas buvo įdomu, aš tapau draugų jo. Po biški, nes jis dar turėjo tuo metu didelį problemą su kalba vokiečių. Ir pradėjo susidraugauti. Ir Dievas per šitą laikotarpį man parodė labai aiškiai, kad Dievas nori, kad eičiau į užsienį, ten misionieriaut, steigt bažnyčią. Ir aišku, prieš tai reikėjo ką daryti, išsilavinimą įgyti. Ir mano mintis buvo tokia, aš pažiūrėjau keletą Biblijos institutų ir apsisprendžiau gerai, būtent į šitą Biblijos institutą eisiu. Bet kitais metais. Nes man iki šiol reikėjo užsidirbti, kad galėčiau sau leisti mokėti už studijas, už pragyvenimą ir taip toliau. Ir tada mes vieną kartą susitikom ir jisai girdėjo apie tai, apie mano planą. Eiti į Biblijos institutą, bet prieš tai metus laiko užsidirbti, kad galėčiau sau leisti. Ir tada jis davė man vieną klausimą. Ir šitas klausimas visiškai pakeitė mano gyvenimą. Jisai paklausė ir pasakė, Marianai, tu nori eiti į Biblijos institutą, nes nori tapti misionierium. Taip? Taip. Klausimas buvo toks. Kodėl tu lauki metus laiko, kol įstosi? Jeigu tu tiki Dievu, ar tavo Dievas per mažas, kad jisai negalėtų aprūpinti studijos išlaidom? Nežinau kaip jums, bet man šitas klausimas buvo kaip kuvalda ant galvos. Iš tikrųjų jis teisus. Ar mano Dievas tikrai toks mažas? Ne. Ir tada tai buvo trečiadienį vakare. Tai buvo bažnyčioj
Ir tada aš važiavau namo, dar turėjau savo dviratį, minėjau dviračius į namų. Ir tada meldžiausi ir Dievas labai aiškiai patvirtino. Tai daryk. Gerai. Kitą dieną firmoje, kur dirbau, mano vyriausias šefas skambino mano viršininkui ir sakė, siųskit poną Marianą pas mane. Tuo metu dirbau buhalterijoje, galvoju, kažką prasidėjo. Gal vieną nulį pamiršau, arba 2 nulis daugiau įdėjau, tai dideli pinigai. Gerai, atėjau ir jis tada sakė, žinot ką, ponas Marianai, mes jūsų darbus ilgai pastebėjom, noriu jums padaryti pasiūlymą. Aha. Išeiti iš darbo, ar koks pasiūlymas? Ir tada jisai pasakė, ne, mes norim jums mokėti už studijas 3 metų. Mes mokėsim už visas studijas. Mes tik irgi suteiksim jums 1 dieną per savaitę laisvę, kad galėtumėt paruošti studijams, daryti namų darbus. Ir šitą dieną, aišku, mokėsim už tai. Ir duosim jums 7 metų darbo vietos garantiją. Ir, aišku, mano atsakymas buvo, labai ačiū, bet vieną dieną per vėlu. Ne, aš atšauksiu ir eisiu studijuoti Biblijos institute. Ir tada tai darau ir klausau savęs, žiūrint atgal dabar. Jeigu tai nedaryčiau, kas tada nebūtų? Nesužinočiau su Marija, susipažintum su Marija, nesusitoktum tikriausiai, ir tikrai nebūtum čia dabar. Kaip Dievas sudėlioja. Wow, fantastiškai. Ir iš tikrųjų, tai jis ir daro jūsų gyvenime. Tik kartais reikia atsitraukti biškį ir iš tolo žiūrėti, kas vyksta mūsų gyvenime. Šiandien noriu kalbėti ne apie jį, ne apie save, bet apie vieną vyrą iš Naujojo testamento. Jisai buvo dvynukas. Galit jau pradėti atspėti, apie ką kalbėsiu. Išskyrus Gary ir Emilija, nes jūs tai jau žinot. Jisai buvo dvynukas. Jisai buvo statybininkų, architektų globėjas. Jis buvo vienas iš tų 12 Jėzaus mokinių, apaštalų. Ne. Ir jo žymiausia istorija randam Jono Evangelijos 20 skyriui. Va, Tomas. Šiandien kalbėsiu apie jį. Ir kalbėsiu ne tik apie vieną pokalbį su Jėzum, bet kalbėsiu apie keletą. Kalbėsiu trumpese apie visus susitikimus jo su Jėzumi. Bet aišku, pabandysiu tai įtelpti į 30 minučių dar. Gerai? Kas neturi Biblijos, pasiimkit arba naudokit savo telefoną. Galiu pažadėti, kas ne perskaitys arba skaito Bibliją arba pažymės, tas po to keliaus. Gerai, pirma vieta, kur Jėzus sutiko su
tomu. Te Morkaus evangelioi, trećam skiruj, noše šoliktos i kidevinoliktos elutes. Ne persketisu viska, bet istalies persketi. Jezus paskire dvilika, kad je butu kartusu jo, kad galetu sust jos pamokslaut, jetu retu valja, gidite ligas, išvarinet demonos. Tada pradeo su Simonu, Jokubu, Jonu, Andrejum, Peplo, Tomas. Galjus galvojte par, Jezus pašau ke je, bet ira idomu, kad priješte apie je, nieko ne buvo parašyta Biblijoj. Mum tai atrodo, keistoka, keistoka. Čia parašyta, Jėzus paskyrė jį, jisai išrinko jį, tarp apaštalų, mokinų Jėzaus, be jokios žinios apie jį. Mums taip atrodo. Bet iš tikrųjų taip nėra. Kodėl? Nes Jėzus buvo ne tik žmogus, bet ir Dievas. Jisai jau žinojo iš anksto, kaip jo gyvenimas vyksta. Kas jo gyvenime vyksta. Jis jau žinojo, kaip jisai reagos į vieną, antrą, trečią situaciją. Jisai žinojo, kur jis kovojo, kur ne. Kur jis nukrito, kur ne. Jisai žinojo, kas toliau, ir jisai netgi žinojo, kada, kur ir kaip jis numirs. Bet ką tai reiškia mums asmeniškai šiandien? Dievas tai žinojo iš anksto. Taip pat jisai žino kiekvienas iš mūsų čia. Kiekvieną iš mūsų jis žino. Jisai žino, kada gimę esam. Kokioj situacijoj, būsenoj mes būtent dabar. Kokių rūpesčių yra mūsų širdyje. Tai Morkaus evangelija. Ir ne tik taip, bet jisai irgi žino mūsų ateitį. Kaip mes reaguosim į vieną, kitą, trečią situaciją, netgi iki gyvenimo pabaigos. Jis tai žino. Dėl to tai mes neatsitiktinai čia. Dievas turi kiekvienam iš jūsų planą. Kaip jisai turėjo su Tomu planą, kad jisai taptų ne tik apaštalu, bet kad jisai irgi išgyventų daug nuotykių su juo, su Jėzumi, ir kaip jis tada jo gyvenimas toliau ėjo. Dievas turi, atsiprašau, galima truputį biškį? Ačiū. Dievas turi kiekvienam iš mūsų planą. Kiekvienam iš mūsų. Gal jūs galvojat savo, aš paprastas žmogeliukas. Koks planas su manim? Taip pat ir tikriausiai Tomas pasakė savo širdyje. Bet jis turėjo planą. Žiūrėkim į dar vieną susitikimą Jėzaus su juo. Randasi Jono 11 skyriui. Perskaitysiu. Tuomet Tomas, vadinamas Dvynu, tarė kitiems mokinams, eikime ir mes numirsim su juo. Numirt su juo. Čia parašyta iš konteksto. Kontekstas, kas atsitiko prieš tai. Labai įdomi situacija, istorija. Jėzaus, tai atsitiko paskutinį Jėzaus tarnystės metu. Jėzaus geras draugas, Lazarus,
jisai smarkiai susirgo. Ir jo ne moteris, bet jo sesės, Marija ir Marta, Marija pakvietė Jėzų. Jėzau, prašau, ateik pas mus ir padėk jam. Jisai serga. Ir jeigu tu neateisi, gali būt, kad jis netgi numirs. Kai mes būtum Jėzaus vietoj, ką darytum? Aišku, joks klausimas, mes iš karto paliktum viską ir eitum pas jį. Kas atsitiko prieš tai, toj vietoj, vietoj, buvo, kad žydai prieš tai norėjo Jėzų ten nužudyti. Ir tada tapo įtampa. Buvo įtampa didelė. Ne pas Jėzų, bet pas jos mokinius. Ir dėl to Tomas sakė, gerai, eikim ir numirsim ten. Mes galim matyti, Tomas buvo pesimistas. Jisai kažkokiu būdu tikėjo Dievu Jėzumi, bet kai buvo situacija rimtesnė, kas buvo širdyje, tas pesimizmas išėjo laukan. Ir visi galėjo taip ne tik matyti, bet ir klausyti, girdėti. Kas buvo viduj, išėjo, kai buvo spaudimas jo širdyje. Dėl to neleisk, kad tavo širdis būtų kliūtis Dievo darbui tavyje. Labai dažnai mūsų vidinė nuostata yra didelė kliūtis, kad Dievas veiktų mumise ir per mus kitiems. Neleiskim to. Mes kartais, žinot, tiesa šviesiai. Mes kartais taip sukam apie save, viskas pradeda labai lėtai, bet tada greičiau, ir matom tik save, kaip aš jaučiausi, kaip man sekasi, kaip kiti elgiasi su manim, aš vargšas, auka ir taip toliau. Ir tuo metu, kas vyksta mūsų širdyse? Mes užsidarom savo širdį Dievo veikimui. Kaip ir Tomas. Bet tai nėra taškas. Tai yra tik kablelis. Tai nėra taškas. Dievas toliau dirbo su Tomu. Ką noriu jūs padrasinti? Kai esat sunkumuose, kai jūs jaučiatės silpnai, bejėgis ir taip toliau. Ne toliau lakstykit apie save, apie savo jausmus, bet sustokit, bandykit sustot ir žiūrėkit į jį, į Dievą. Trečias susitikimas su Jėzumi. Dabar bus dar įdomu. Tai įvyko trumpą laiką prieš Jėzaus mirtį. Jėzus pasakė savo mokiniams, tai nebūgštauja jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkit ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, būčiau jums pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinot. Ir kelią jūs žinot.
Tomas jam atsako. Tas pats Tomas. Viešpatie, mes nežinom, kur tu eini. Ir kaip žinosim kelią. Jėzus jam atsakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Ta viena iš žymiausių Biblijos eilutės. Jono 14:6 eilutė. Mes galim šiandien skaityti. Kodėl? Nes Tomas išdrįso pakelt balsą ir paklausti Jėzus. Kas prieš tai atsitiko? Grįžkim prie Lozoriaus. Jėzus ėjo su savo mokiniais pas Lozorių ir prikėlė jį iš mirusiųjų. Tomas savo akimis tai pamatė. Tai pamatė. Ir tada kas įvyko jo širdyje? Daug klausimų. Daug klausimų. Pamatė Jėzaus galą, Jėzaus jėgą. Ir tada kažkas darosi su savo širdim. Ir tada, kai Jėzus pasakė tokius žodžius, wow, tas pesimistas tapo tyrinėtoju. Pesimistas uždavė sau ir Jėzui klausimus. Jisai ne sustojo vietoj. Jis pamatė ir pradeda suprast, ką tai reiškia. Ar jis tik paprastas žmogus? Ne, jisai daug daugiau. Daug galingesnis už paprastus žmonės. Ir tada jis davė Jėzui tą klausimą. Viešpatie, mes nežinom, kur tu eini ir kaip žinosim kelią. Bet to klausimo būtų gaila, nes mes neturėtum Biblijoje šitą eilutę, kad Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ką noriu pabrėžti? Dievas gali naudoti visokias situacijas pakeist mūsų širdis. Kreipkis į Dievą su savo klausimais. Jeigu yra klausimų, kas liečia gyvenimą, amžinai gyvenimą, mes galim bet kada kreiptis į Dievą. Ir jis mus atsakys, kaip Jėzus atsakė Tomui. Žinot, mes turim didelį privalumą. Tomas neturėjo tuo metu šito privalumo. Kokį privalumą turim? Kas liečia klausimai? Mes turim šventą raštą, Dievo žodį. Ir kai mes skaitom Dievo žodį, yra daug atsakymų į kiekvieną svarbų klausimą. Tik klausimas yra, ar mes paėmam Bibliją į rankas ir skaitom, ar mes palikom Bibliją lentynose ir karts nuo karto valom nuo dulkių. Kaip mes elgiamės su Dievo žodžiu. Mes galim užduoti Dievui visus klausimus pirmas. Jis tai viską žino jau. Jis jau žino, kaip mes reaguosim beje. Ir tai man kartais biški, nemalonu apie tai galvot, kad Dievas jau žino, kaip aš rytoj pasielgsiu. Bet kita vertus, aš žinau, kad Jisai
neduoda tašką. Jisai duoda kablelį. Noriu jūs paraginti, kreipkit su savo klausimais į Dievą. Ieškokit jį jo maldoje, ieškokit atsakymų Biblijoje. Jis tikrai atsakys. Tikrai atsakys. Ketvirtas susitikimas su juo. Dar bus vienas. Paprašysiu, kad Emilija mums perskaitytų iš Jono 20 skyriaus nuo 19 iki 29 eilutės. Tos pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo pasirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus. Atsistojo viduryje ir tarė: Ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį. Jėzus vėl tarė: Ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: Priimkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12, Tomo, vadinamo Dvyniu, nebuvo su jais, kai Jėzus atėjo. Tad kiti mokiniai jam kalbėjo: Mes matėme Viešpatį. O jis atsakė: Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vynių dūrio ir neįleisiu piršto į vynių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo. Durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: Ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: Įleisk čia pirštą ir pažiūrėk į mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Nebūk netikintis, būk tikintis. Tomas atsakė jam: Mano Viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam tarė: Tomai, tu įtikėjai, nes mane pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę. Ačiū. Ar jūs pastebėjot vieną dalyką? Mes tikriausiai labiau kreipiam savo dėmesį į tą susitikimą su Jėzumi. Kai Tomas pamatė jį, jisai buvo šokiruotas ir tikrai pamatė jį su žaizdais. Įdomu yra, kad Biblijoje ne vieną kartą neparašyta, kad jis iš tikrųjų palietė Jėzus. Bet į ką noriu kreipti jūsų dėmesį, yra kažką kitą. Prieš tai buvo mokiniai, jie buvo kartu, tada Jėzus atėjo, taip, jisai pasitraukė. Ir tada Tomas su jais. Tomas tada prisijungė. Ir tada Jėzus vėl atėjo. Tai reiškia, pirmą kartą, kai Jėzus atėjo pas mokinius, Tomo nebuvo. Nebuvo šalia. Bet tai truputį keistoka. Kas prieš tai atsitiko? Ką mes ką tik girdėjom. Tomas uždavė Jėzui klausimą. Mes nežinom kelio, iš kur mes galim tai žinoti. Jėzus jam davė atsakymą: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Prieš tai jisai pamatė savo akimis, kaip Jėzus prikėlė Lozorių iš mirusiųjų. Ir tada tokia reakcija, ar tai jums nekeistoka? Mes galėtum galvoti, pavyzdžiui, aš įsivaizduočiau, kad jis nuo tos dienos būtų visada šalia mokinių.
bet jis nebuvo. Jums tai neįdomu? Man labai įdomu. Kodėl ne? Kodėl ne? Gal dėl to, nes jis vis dar kovoja su savo širdimi. Širdyje vis dar vyksta kova. Ne nustebk, kai prasidės kovos. Mes galim daug patirti su Jėzum, daug suprasti apie jį, daug girdėti apie jį, daug matyti, kaip jis veikia, bet tai nėra garantijos, kad mūsų senasis aš, mūsų pesimistas, vėl atgijo, vėl pradeda valdyti mūsų širdį. Pas Tomą tai buvo. Nors jisai žinojo, jis pamatė savo akimis, jisai girdėjo ausimis, jisai suprato, Jėzus yra tas Mesijas. Bet vėl tas pesimizmas vėl kilo. Kodėl? Nes jo supratimas apie Mesiją buvo kitokį, nei iš tikrųjų parašyta šventam rašte. Dėl to svarbu žinot Dievo žodį. Kad mes neklystum, kad mūsų lūkesčiai nebūtų kitokios, nei iš tikrųjų Dievas mums pažadėjo. Ne nustebk, kai prasidės kovos. Ir tada skaitom toliau, ir tada Tomas pasakė tokius žodžius. Mano viešpats ir mano Dievas. Kai Jėzus buvo prieš jį, kai jisai parodė žaizdas savo. Ir tada Tomas, jisai tikėjo. Ir labai įdomu, kaip jisai pavadino Jėzų. Viešpats ir Dievas. Mums gal tai mes visada galvojam, kad žodis viešpats reiškia Dievas. Ir reiškia Dievas. Bet gali būti irgi didelis vadovas. Kaip viešpats, kaip amerikiečiai jie sakytų my master, mano vadovas. Sakykime vadovas. Tai yra tas pats žodis. Viešpats, beje. Bet jisai suprato vieną dalyką, kad Jėzus ne tik vadovas, bet ir Dievas. Ir kas tada išėjo iš to supratimo? Skaitykim paskutinę rašto vietą. Tuomet apaštalų darbuose, pirmam skyriui nuo 12 iki 14. Tuomet jie mokiniai sugrįžo į Jeruzalę, tai buvo po Jėzaus mirties, po Jėzaus prisikėlimo. Iš vadinamojo Alyvo kalno esančio netoli Jeruzalems tokiu atstumu, koks leidžiamas nueiti per sabatą. Per ėję jie susirinko aukštutinam kambarį ir buvo apsistoję. Ir tada buvo parašyta, kas buvo su kuo. Ir labai įdomu, skaitom, kad Tomas irgi tuo metu buvo su jais. Prieš tai jis nebuvo, tada Dievas, Jėzus, sutiko su juo, jisai suprato ir kokios pasekmės buvo. Jis buvo su jais, su kitais Jėzaus mokiniais. Tai duoda mums supras, kaip svarbu yra
krikščioniška bendrystė. Labai svarbu. Labai svarbu. Jeigu mes galvojam, nereikia eiti, nereikia tai daryti, mes nupjausim šaką, ant kurio sėdam. Jis tada buvo su jais. Ir tada mes toliau iš bažnyčios istorijos žinom, kad jisai tapo netgi misionierium. Jis netgi toliau ėjo skelbti evangeliją nei garsiausias apaštalas Paulius. Paulius iki kur jisai ėjo? Iki Romos. Nuo Jeruzalės iki Romos. Tomas ėjo nuo Jeruzalės iki Indijos. 6, 7, 8 kartus toliau, į tolesnę šalį. Ir jis skelbė evangeliją. Ir ne tik skelbė evangeliją, bet daug žmonių įtikėjo ir tapo mokiniais. Dėl to bažnyčios istorijoje mes galim skaityti apie Tomo mokinius. Jis ne tik skelbė, bet irgi praleido laiką su jais, vedė juos, padrąsino juos, kad jie taptų nupręsti krikščionys. Tomas tai suprato. Kai buvo dugne, kai jisai sutiko su Jėzumi, jisai suprato, man kitokio kelio nėra. Turiu sekti jo. Labai įdomu man buvo žiūrėti į visą jo gyvenimą. Ir dėl to parašau visus svarbiausius punktus. Kad Dievas turi planą, neleis, kad tavo širdis būtų kliūtis Dievo darbui. Kreipkis į Dievą su savo klausimais, nenusteb, kad vyksta kovos ir sek Jėzumi. Tai trumpai sakant, jo gyvenimo susitikimų pamokos. Ką noriu sakyti? Dabar kalbėsiu apie tai, ką iš tikrųjų noriu sakyti. Tik trumpai. Ką tai reiškia? Kiekvienas iš mūsų, mes irgi kažkur savo kelionę su Dievu esame. Gal pradžioje, gal jau ėjom daug metų, sekėm daug metų su Jėzum, bet vis dar yra kažkas, kuri stabdo. Mes stovim vietoj, mes judam, bet neišeinam iš vietos. Kažkodėl. Klausimas. Prie kokios pamokos mes dabar esame? Prie kokios pamokos mes dabar esame? Gal mes galvojam savo, eik tu, aš paprastas žmogeliukas. Netikiu, kad Dievas turi kažką, kad jisai nori vest mane. Ne. Gal mūsų širdis yra didžiausia kliūtis. Ne tik girdėti, klausyti, bet ir vykdyti Dievo įsakymą. Gal yra klausimų? Bet mes neišdrįstam eiti pas Dievą su savo klausimu. Mes kažkodėl bijom, kad Dievas gali atsakyti ne taip, kaip mes norim girdėti jo atsakymą.
kaip mes norim turėti atsakymą. Gal esam kovoje. Mūsų senasis aš vėl pradeda vadovauti. Ką daryti? Pasiduoti? Ne. Sekit Jėzų. Noriu pabaigti maldą. Viešpatie Dieve, noriu tau dėkoti už tavo žodį. Noriu tau dėkoti už tiek daug pamokų, kurias galim išmokti iš Tomo gyvenimo. Norim tau dėkoti už tai, kaip tu, Jėzau, elgiesi su juo. Kad tu buvai kantrus, kad tu žinojai ateitį, kad tu vis dar bendravai su juo, vis dar skatini jį, vis dar padrasini jį. Ačiū už tai ir prašau Viešpatie, veik ir tu mumise, kad mes ne stovėtum toj vietoj, kur esam dabar, bet kad mes taptum panašesni į tavo sūnų Jėzų. Jėzus vardu melžiu. Amen.